Bandau įrašyti jums vaizdo pamoką. Turbūt supratote jau, kad manęs nėra, bet turiu kažkaip pamokos medžiagą jums perteikti. Tai šiandien pristatysiu jums visiškai naują ir dar neapkalbėtą teorinę medžiagą apie kitą naują epochą, tai yra apie baroką. Pabandysiu pristatyti baroko epochos ypatybės, aptarti baroko pasaulėjautą, pasaulėvaizdį. Taip pat šiek tiek pakalbėsiu ir apie baroko literatūros ypatumus. Todėl šiandien bus tikrai nemažai naujos, negirdėtos dar teorinės medžiagos. Prašysiu atsiversti jūsų literatūros teorijos užrašus, na ir tą naują informaciją sėkmingai konspektuotis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šitą vaizdo pamoką aš būsiu įkėlęs į Google Classroom, į grupę šitą Google Classroomą pakvietimą jūs jau turėtumėt būti gavę. Tai jeigu dar negavot, turbūt gavot, tiesiog gal nepatvirtino, tai būtinai apsilankykit mokyklos pašte ir pasitvirtinkit, priimkit mano kvietimą prisijungti prie Google Classroom grupės. Tai ten pamatysite būtent šitą pamoką ir jeigu būtent pamokos metu, fizinės pamokos metu nespėjote kažko užsirašyti, nespėjote kažko pasižymėti, tai galėsite būtent ir padaryti savarankiškai jau namuose. Ruošdamasis šitai pamokai ir tyrinėdamas įvairius literatūros šaltinius, atkreipiau dėmesį į tai, kad barokas kaip epocha yra datuojamas pakankamai skirtingai. Vieni šaltiniai nurodo, kad barokas prasidėjo 16 amžiuje, kiti akcentuoja, kad barokas šiek tiek atėjo vėliau, 17 amžiuje, treti sako, kad ir 18 amžiaus netgi pirmoje pusėje tas barokas vyravo. Sutarkim taip, kad turėsim omenyje, jog barokas vystėsi Europoje ir plėtojosi 16-17 amžiuose. Manoma, kad šios epochos pavadinimas, terminas barokas yra kilęs iš portugalų kalbos perloa baroka, kuris į lietuvių kalbą išvertus reiškia netaisyklingos formos perlą. Ir čia iš tikrųjų vėlgi susidūriau su šiokiais tokiais niuansais ir neaiškumais, nes tai yra vienas iš aiškinimų šito pavadinimo. Buvo ir kitų aiškinimų termino aiškinimų. Vienas iš termino aiškinimų būtų netinkamas, negeras sandėris, kažkoks tarp kelių žmonių. Tai, kaip suprantu, tie kiti aiškinimai nelabai siejasi būtent su epochos ypatybėmis ir turbūt tikslingiausias ir taikliausias apibrėžimas būtent būtų kilęs iš portugalų kalbos to pasakymo perloa baroka ir būtent jis reiškia netaisyklingos formos perlą. Irgi pažiūrėkite, čia toks jau pačiame vertime būtent šitos frazės yra užkoduotas dualizmas arba tam tikra prasme irracionalumas. Mes įsivaizduojame perlą kaip ką? Kaip labai taisyklingos formos, išglūdintą brangakmenį, kuris žavi akį ir sielą. Ir čia staiga baroka, tas pats žodis reiškia netaisyklingą formą. Tai jau matote iš karto, kad tam tikra prasme yra neaiškumas, nelogiškumas, irracionalumas jau pačiame pavadinime. Tai iš esmės šitas termino aiškinimo vertimas iš tikrųjų daug ką ir pasako. Tai barokas kaip meno kryptis pradėjo formuotis Europoje ir vienu metu panašiai ir Lotynų Amerikoje. Iš esmės reikia paminėti, kad barokas gimė Italijoje, lygiai taip pat mes žinom, kad Renesansas gimė Italijoje ir todėl būtent barokas keitė tą vėlyvąjį Renesansą ir tapo tam tikrą prasme organišką Renesanso meno tąsa. 17 jau amžiuje barokas paplito daugumoje Europos šalių. O kodėl sakau, kad 18 amžius kažkur yra fiksuojamas kaip baroko amžius, tai 18 amžiaus pirmoje pusėje kai kurias
vėlyvojo baroko tradicijas tęsė rokokas. Bet rokokas literatūroje nėra labai aktualus ir svarbus, todėl būtent mes to 18 amžiaus, kalbėdami apie baroko literatūrą, neakcentuojama. Svarbu paminėti, kad baroko atsiradimą paskatino vienaip ar kitaip tuo metu Europoje vykusi kontrreformacija, religinės kovos, įvairi reakcija prieš Renesanso kultūrą, viduramžių tradicijų gaivinimas, bandymas atgaivinti viduramžių tas tradicijas. Barokas išreiškė absoliutizmo laikotarpio feodalinės visuomenės pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, taip pat socialinio gyvenimo ir visuomenės sąmonės formų, o ypatingai ideologijos prieštaravimą. Ta prieštaravimą veikia ir antifeodalinis valstiečių judėjimas, būtent buržuazinės revoliucijos, kurios teikia barokui demokratiškumo. Reformacijos šalininkai kartu su Liuteriu ar ne priešakyje baroko menas tengiasi panaudoti saviems tikslams, tai yra naujų religinių tradicijų kūrimui ir buržuazinės ideologijos stiprinimui. Taip pat verta paminėti ir tai, kad baroko raidą ar baroko plėtrą ypatingai skatino monarchai ir stambieji feodalai bei kiti, sakykime, kontrreformacijos šalininkai, kurie siekė labai paprastų dalykų, kurių tikslas buvo labai paprastas. Jie norėjo įamžinti visų pirma savo jėgą ir didybę, bet taip pat įamžinti ir bažnyčios valstybės didybę. Baroko raidai nemažai įtakos turėjo ir mokslo laimėjimai. Ar ne, apie mokslo laimėjimus ir tuos geografinius atradimus ir tuos visus naujovinius astronominius atradimus pakalbėsime dar šiek tiek vėliau. Baroko menas taip pat išreiškė pasaulio suvokimo ir atsispindėjimo prieštaringumo, jausmo ir intelekto įtampą. Prieš tai mes kalbėjome apie, kai mokėmės Renesansą, apie intelekto galią ir apie intelektą kaip pamatinį žmogaus bruožą, o čia jau dabar atsiranda būtent jausmo ir intelekto įtampa. Baroko kūriniuose asketiškumas, kas tas asketiškumas? Baroko kūriniuose asketiškumas yra derinamas su hedoniškumu. Kas yra asketiškumas ir kas yra hedoniškumas? Asketiškumas tai yra visų žemiškųjų malonumų atsisakymas, sąmoningas atsisakymas, o hedoniškumas yra priešingas reiškinys, tai yra tokia filosofija, kuri buvo grindžiama visų žemiškųjų dalykų pasiėmimu ir mėgavimus. Žodžiu, baroko kūriniuose buvo bandoma derinti tą asketiškumą su hedoniškumu, rafinuotumą su grubumu ir abstrakčią simboliką su naturalistiniu detalių traktavimu. Todėl nenuostabu, kad baroko kūriniai yra didingi, prabangus ir dinamiški. Apie tą prabangumą ir apie dinamišką taip pat reikia pasakyti, kad ne tik apie formą pradėta kalbėti būtent baroko epochoje, bet ir apie mąstymo būdus, mąstymo kelią. Barokas yra suvokiamas kaip tragiškojo humanizmo reiškinys. Tai prisiminkim tą vėlyvuoju Renesanso metu parašytą tragediją Hamletas. Tai ten apie tai ir kalbam, jūs labai gerai prisimenate tragiškąjį humanizmą. Na ir nenuostabu, iš kur tas tragiškasis humanizmas iš viso atsiranda. Tokia sąvoka atsiranda dėl vyravusios dvasinės prieštaros, dėl to dvasinio disbalanso, kurio ryškiausias bruožas yra dualizmas. Kas yra dualizmas? Dvilypiškumas, ar ne? Žmonės pradėjo suprasti, kad negali būti žmogus, asmuo, individas vien tik tai geras arba vien tik tai blogas. Kad žmoguje iš pat prigimties jau gyvena du pradai, ar ne, du poliai, teigiami ir neigiami. Tai va ta prieštara, būtent ta kova tarp tų dviejų pradų ir paskatino atsirasti baroką.
Blesas Paskalis yra taip sakęs apie, taip minėjęs, taip žodžiu, kalbėjęs labai taikliai apibūdindamas baroką. Dabar čia toksai gramatiškai gal netaisyklingas sakinys, bet noriu, kad jį įsižiūrėtumėte. Aš yra tarp begalybės ir nieko, tarp Dievo ir gyvūnų. Tai niekas palyginti su Dievu, bet tai viskas palyginti su niekuo. Ir čia jau iš karto bus jūsų pirmoji užduotis. Čia galite darytis ekrano nuotrauką, galite bandyti persirašyti šitą Bleso Paskalio mintį. Jums reikės savais žodžiais paaiškinti šitą mąstytojo Paskalio mintį ir sieti ją su baroko epochos bruožais. Kitaip tariant, jums reikės atsakyti į klausimą. Atlikti užduotį, gal netgi būtų tikslingiau taip. Paaiškinkite, kaip šita Paskalio citata yra susijusi su baroko epochos pasaulėvaizdžiu ir pasaulėjauta. Tikiuosi spėjote pasižymėti. Tai jūs supratote, kadangi atsiranda baroko epochoje tas dualizmas, ar ne, tas priešingų polių susidūrimas, tai nenuostabu, kad baroko kūryba ir stilius reiškėsi kontrastais. Kas yra kontrastas, tikiuosi žinote, tai yra šviesos ir tamsos susidūrimas, juodos ir baltos spalvos susidūrimas, gėrio ir blogio susidūrimas. Iš kur tas kontrastas kuriamas, tai mane labai nustebino tas faktas, kad baroko kūrinyje vienas šalia kito, baroko epochoje, atsiprašau, vienas šalia kito buvo rašomi paraleliai kūriniai eilėraščiai ir Kristui, ir Bakui. Bakas yra požemių dievas, jeigu jūs prisimenate. Tai žodžiu, tas gėris ir blogis, aš čia aišku dabar metaforiškai kalbu, bet tas toji šviesa ir toji tamsa atsidūrė vienoje plotmėje staiga. Ir žmogus suprato, kad individas turi su tom dviem, tais dviem pradais gebėti kažkokiu būdu sugyventi. Na, dabar šis tas apie baroko pasaulėjautą. Svarbu paminėti, kad akcentuoti, galbūt tai pasakysiu, kad baroko menas ir literatūra išreiškia nestabilę ir krizėje atsidūrusio žmogaus sąmonę. Kodėl taip yra? Iš kur tas žmogaus vidinis nestabilumas atsiranda? Prieš tai buvau minėjęs apie didžiulius mokslo laimėjimus, apie didžiulį proveržį moksle. Tai 17 amžius, jūs kaip žinote, pasižymėjo istorijoje kaip didžiųjų geografinių atradimų metas. Tame amžiuje Kopernikas heliocentrinę teoriją savo pagrindė. Ar ne? Tada Galilėjaus astronomijos atradimai ir Keplerio dar astronomijos atradimai. Jie parodė žmogui iš esmės tikrą pasaulio skalę. O žmogus, kai suprato, kad pasaulis nėra taip gerai pažintas ir nėra taip gerai nuo jo priklausomas, vis tik tai ima po truputį pasiduoti. Nenuostabu, todėl baroko žmogui kilo labai daug abejonių dėl savo pažinimo galios, ar ne? Be to ant žmogaus krinta ir kerštingo Dievo šešėlis. Neatsitiktinai mene dažnai buvo kartojamas motyvas ir memento mori, mes dar apie tai šiek tiek kalbėsim. Baroko epochos literatūrai buvo būdingas taip pat ir svarstymas apie žmogaus silpnybės ir laikinumo temas, taip pat dorybių išaukštinimas, tokių dorybių kaip krikščionybė. Taipogi baroko epochai yra būdingas didelis dramatiškumas ir jausmingumas. Na, tai tokio nenuostabu, kad tokio būtent pasaulėvaizdžio kontekste ir susiformuoja toks žmogaus tipažas, kuris per nuodėmes ir per kančias ieško gyvenimo kelią ir, kaip bebūtų keista, o gal ir nekeista, randa tą gyvenimo kelią atsiskyrime arba asketizme. Žodžiu, kad tik tai pabandęs atsiskirti nuo visų žemiškųjų ir gerybių ir blogybių, žmogus gali atrasti tikrąjį savo gyvenimo kelią. Viena iš dramatiško žmogaus savijautos išraiškų yra
Įvairiai kūriniuose perteikiamas nepastovumo pojūtis. Įsitikinimas, kad nieko nėra amžino, viskas yra laikina. Todėl labai buvo aiškiai manoma, kad žmogų supanti realybė yra būtent iliuzinė. Kai žmogus suprato, jog ne viskas nuo jo rankomis yra daroma, ne viskas nuo jo priklauso, tada žmogus ėmė suprasti ir vieną tokį labai aštrų faktą, kad visas žmogus gyvenimas yra labai nenuspėjamas. Ar ne, labai nepastovus. Nieko nėra amžino, viskas gali pasikeisti per vieną akimirką. Nenuostabu, kad todėl žmogus pradeda jausti ilgesį viduramžiams. O kas buvo viduramžiuose? Tai viduramžiuose buvo labai svarbus esminiai, ilgalaikiai, fundamentalūs krikščioniški idealai, kuriais buvo tikėta ir manyta, kad jie yra nepajudinami, ar ne, kurie yra nepakeičiami. Tai žmogus, žodžiu, tokiu būdu bando grįžti į tuos viduramžius, į laikus, kuomet viskas buvo pastovu. Baroko epochoje akcentuojamas žmogaus būties laikinumas ir tuštumas. Kartu su tuo laikinumu atsiranda pirmą kartą, čia labai svarbu, gerbiamieji, pirmą kartą kartu su tuo laikinumu ir tuštumu atsiranda literatūroje ir mirties siaubo tematika. Nes žmogus, nenuostabu, kodėl taip yra. Žmogus supranta, kad viskas yra laikina ir kad viskas yra laikina ir kad viskas turi pradžią ir turi pabaigą. Ir ta toji pabaiga yra ne kaip kažkoks išlaisvinimas, kaip pavyzdžiui galėjo būti Renesanse arba kitur kažkur. Toji pabaiga yra siaubinga. Toji pabaiga, jeigu tu iki tos pabaigos nerandi savo gyvenimo kelio, gali atnešti siaubą. Baroko kūriniuose gretinama realybė ir regimybė. O kas yra regimybė? Tai, kas įsivaizduojama, čia kas turėtų būti, ne kad tai, kas įsivaizduojama esant. Dar verta paminėti tokį faktą, kad yra labai svarbus subjektyvus pradas. Kas yra subjektyvus pradas? Subjektyvus pradas yra toks pradas, kuris yra nukreiptas į vieno asmens pasaulio suvokimą. Žodžiu, grįžtama prie vieno žmogaus pasaulio jutimo. Nuo bendruomenių, kaip Renesanse, ar nebuvo ten labiau toks bendruomeniškas požiūris, ar ne, gyvenimo buvo. Pereinama prie egocentristinio požiūrį, subjektyvų į pradą. Labai svarbus žmogaus susiliejimas su pasauliu, kai jį tarsi praryja aplinka, nes pasaulis žmogui yra nemaloningas. Pasaulis žmogų atgraso ir pasaulis žmogų atstumia. Nes pasaulis visiškai nemaloningas yra tam žmogui. Akcentuojamas taip pat žmogaus prigimties tragiškumas ir tragedijos nuojauta nuolat yra lydima baroko epochoje. Na ir dabar čia parašiau tokią baroko epochos sentenciją, citatą, kuri tikrai labai gerai atspindi keliais žodžiais visą epochos esatį. Menas gyventi, menas mirti. Lotyniškai būtų ars vivendi, ars moriendi. Primenu, kad citatas mes renkamės, ar ne? Kad citatas mes susirašome ir po truputį jau mokomės, nes 12 klasėje egzamino metu jums reikės parodyti savo išprusimą ir reikės gebėti pritaikyti vieną ar kitą citatą rašinyje. Tai ars vivendi, ars morendi. Menas gyventi, menas mirti. Iš tikrųjų, šitose 4 žodžiuose telpa visa baroko epochos esmė. Tu turi sugebėti gyventi taip, kad nebūtų gėda arba gaila arba beprasmiška numirti. Būtent todėl kūriniuose, baroko epochos kūriniuose, mes rasime tokią gyvenimo interpretaciją, kad viskas, kas yra susijęs su žemiškais dalykais, yra laikina. Turi sugebėti suspėti per tą laiką. O tikrasis gyvenimas, amžinasis gyvenimas prasideda tik tada, kai žmogus miršta. Tikiu, kad ir dabar yra šitos pasaulėjautos nemažai šalininkų, kurie teigia, kad
tas amžinasis gyvenimas prasideda būtent jau po mirties, netgi toli žiūrėti nereikia, ar ne? Ir bažnyčia katalikų mums šitai yra įteigusi, kad amžinasis būtent gyvenimas prasideda po mirties, o dabartinis gyvenimas yra labai laikinas, labai trumpalaikis dalykas. Taip pat toksai rašytojas Umberto Eco yra sakęs, labai man irgi patinka jo citata, susijusi su baroko epocha, kad stilingai numirtum, privalai gyventi baroke. Tai irgi prašysiu, kad pasižymėtume šitą citatą, kad stilingai numirtum, privalai gyventi baroke. Na, be abejonės mirties tema šitoje epochoje baroko yra įgyjusi išskirtinį vaidmenį, vienareikšmiškai. Šita tema plačiai nagrinėjama ne tik to meto poezijoje, literatūroje apskritai, bet ir šių dienų mokslininkų nagrinėjančių barokos epochos pasaulėvaizdžio subtilumus. Kai skaitysime barokos epocho kūrinį, aš tikiuosi, jūs jau Faustą pradėjote skaityti, tai jūs matysite, kad ten mirties tema yra iš esmės, jeigu ne pagrindinė, tai viena pagrindinių temų visoje tragedijoje. Tai žodžiu, apie mirtį baroko epochoje kalbama daug, bet mirtis tikrai nesuvokiama galbūt, kaip mes dabar esame ją kaip mes dabar esame ją šiek tiek linkę hiperbolizuoti galbūt, arba išpūsti būtent ją, tragiško to atspalvio suteikti jai, ne. Baroko epochoje mirtis kaip naujo amžinojo gyvenimo pradžia. Prancūzų tyrėjas Šonų išskiria 4 mirties būdus. Žodžiu, 4 būdai mirties. Ir vienas iš tų būdų yra įvardyjamas taip. Viešoji baroko mirtis. Turbūt nesat girdėję apie tokią mirtį. Žodžiu, tyrėjas Šonų yra išskyręs tokią mirtį. Ši mirtis, kaip lemiamas visuomeninio gyvenimo momentas, yra reginys, kuris sukelia įspūdį žemėje gyventi pasiliekantiems. Žodžiu, iš tikrųjų mirtis yra netgi, sakykime, baroko epochoje suvokiama kaip tam tikra prasme spektaklis. Kaip gražus etiudas, kuris iš esmės duoda peno arba duoda to pagrindo apmąstymams tiems žmonėms, kurie dar gyvena. Tai, ką Šonų pavadina baroko mirtimi, yra asocijuojama su, kaip ir sakiau, ištaigingomis, teatralizuotomis laidotuvėmis, su įspūdingų, įmantrių, pilnų alegorijų pamokslu, kaip tam tikrų savotiškų šlovės paminklų mirusiem. Bielkovskis, Lenkų kunigas, taipogi yra sakęs apie mirtį įdomų dalyką, kad, cituoju, kūno mirtis netrunka amžinai. Tik iki mirusių laimingo prisikėlimo. Ši mirtis ne 2, ne 3 kartus pas žmogų ateina. Iš vienos pusės ji yra bausmė ir išnykimo pradžia. Iš kitos pusės yra išganimo priemonė ir būdas. Tai ką ir sakau, kad mirtis kaip naujo etapo, naujo kažkokio tai gyvenimo ciklo pradžia. Nenuostabu, kadangi tiek daug mirties vaizduojama būtent baroko mene, literatūroje taip pat, nenuostabu, kad iš mirties tematikos kyla ir barokinė stilistika, ir kurią mes galime atpažinti, kai skaitom kūrinius, iš simbolių, tokių kaip pelenai, plėnys, dūmai, iš įvairių sugretinimų, tokių kaip gyvenimas tai dūžtantis stiklas ir panašiai. Žodžiu, tokie įvaizdžiai sudaro būtent baroko stilistiką, kūrinių stilistiką, turėkite omeny, čia būtent apie kūrinius literatūros tekstus yra šnekama. Prieš jūsų akis Vilniuje esanti Petro ir Povilo bažnyčios nuotrauka. Ant bažnyčios fasado, čia gal nelabai matosi, bet centre, virš durų, virš įėjimo pagrindinio, prie to lango yra lotyniška sentencija parašyta. Regina pacis funda nos in pace. Ši lietuviška sentencija į lietuvių kalbą verčiama taip.
taikos karalienė, saugok mus taikoje. Iš esmės, čia tokia metaforiška sentencija iškalta ant šitos bažnyčios, parašyta ant šitos bažnyčios fasado. Ji būtent labai talpinės baroko menui iš esmės būdingas metaforinis kalbėjimas, daug perkeltinių ir įvairių paslėptų minčių, pompastiškumas, įmantrumas, vingrumas, retorinės puošmenos, daug išorinių efektų. Tikiu, kad daugelis jūsų jau yra buvę Petro ir Povilo bažnyčioje, bet jeigu dar nesat ten buvę, tai būtinai apsilankykite ypatingai jos viduje, kad galėtumėte amo netekti būtent dėl tos pompastikos, dėl to įmantrumo. Galėsit pamatyti, kiek daug įvairiausių, pačių sudėtingiausių detalių yra būtent bažnyčios interjere. Tai yra barokinė bažnyčia. Na ir čia jau visai pabaigai. Dažnai sakoma, kad norint suprasti ir suvokti tinkamai baroką, reikia sulyginti jį su nuolat kintančiais debesimis. Todėl, kad debesis iš tikrųjų, pažiūrėkit, kokios formos yra. Niekada nebus vienodi. Nuolat besikeičiantys, ar ne, nuolat ir yra visą laiką dinamikoje, visą laiką judantys, visą laiką keičiantys savo pavidalą, na ir be abejonės yra įspūdingai gražus. Turbūt teko vasarą gulėti žolėje ir stebėti, kaip keičiasi vasaros debesis, kaip keičiasi vasaros dangus. Tai tikrai labai didingas, labai gražus reginys. Toks ir buvo barokas, tokia ir buvo visa baroko epocha. Didinga, pompastiška, įmantri epocha. Apie baroko meną aš jums daug nekalbėsiu. Galbūt jūs galėsite tai išgirsti mokydamiesi dailės arba muzikos, nes ko gero ten tikrai apie tai šnekėsite. Dabar iš literatūrinės perspektyvos jau mano kol kas tiek. Tai pirmą užduotį jūs jau turite, aš dar kartą noriu grįžti prie jos. Jums reikės paaiškinti šitą Paskalio citatą, siejant ją su baroko pasaulėjauta ir pasaulėvaizdžiu. Aš yra tarp begalybės ir nieko, tarp Dievo ir gyvūnų. Tai niekas palyginti su Dievu, bet tai viskas palyginti su niekuo. Tai turėsit raštu į literatūros jau užrašus, į darbų sąsiuvinius, paaiškinti šitą citatą remiantis siejant su baroko kontekstu. Na ir kitos jau užduotys, kurios bus jums užduotos, aš jas paliksiu tamo dieninę. Tai ačiū, kad klausėtės.